Sveiki visi, šiandien servise 007 darbų dujinės įrangos montavimo eigoje. Pamatėm keletą niuansų, kuriuos nusprendėm nufilmuoti žmogui, bet tą pačią progą pabandysim ir parodyti, kaip viskas iš tikrųjų vyksta. Tai Subaru Outback, Amerikonas, 17 metai ir kažkas panašaus. Montuojam dujinę įrangą, 2,5 litro variklis ir dujinės įrangos montavimo eigoje, norint, nenorint, kliūna keletas europinimo variantų. Tai tokie laidai pramesti tiesiog taip padrikai per variklį. Pabandysiu keletą dalykų parodyti ir tiesiog, video reportažo metu noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu darys jums kažkas kažkokį europinimą ar dar kažką, galbūt reikėtų pasižiūrėti, nes mano akim žiūrint tokia kokybė, tokių meistrų darbas, visai, nežinau, ne tik, kad neturėtų būti už jį mokama, bet dar ir turbūt baudos taškų reikėtų išrašyti. Tai pajungti posūkiai, kaip žinia, iš Amerikos atvažiuoja be šoninių sparno posūkių, tai jie būna arba ant veidrodėlio arba šone, aišku, pigesnis variantas išgręžti, bet kaip ir sudėti juos čia, bet posūkis kaip posūkiai, bet noriu parodyti, kaip padaryti laidai. Tai jeigu kolega parodys ir jeigu video matysis, tai pasižiūrėkit, kaip yra padaryti laidai. Tai va, pramestas į posūkį laidas, čia toliau turbūt yra irgi paimtas galbūt dėgymas, tai va, jisai tiesiog numestas, taip tiesiog, taip. Tai va, bet pasižiūrėkit, kokie yra kontaktai, kiek gali laikyti toksai elektriko darbas. Tai va, kaip viskas atrodo gražiai. Jeigu šitą atidarysim, spėju, kad tą patį rasim. Niekas nei sulituota, nei padaryta. Pasižiūrėkit, kaip. Mes jį atviniosim. Tai vat kaip dirba elektrikai, ar ne? Apie kembrikus, apie litavimą, lituoklį kažkokį tai turbūt nėra girdėję. Tai va, kitoj pusėje.